turbūt daugam kyla klausimų, kas tai per daiktas Hallwood automatinė medinė rūkykla. Todėl šiandien parodysim, kaip praktikoje jinai veikia. Kai nusipirkat, be abejo gaunat instrukciją naudojimuose, viskas puikiai parašyta, aiškiai, žingsnis po žingsnio kaip ką daryti. Visą rūkyklos veikimą valdote šiuo valdymo skydeliu. Rūkykloje integruotas maitinimo laidas, paprasčiausiai įkišat į rozetę ir paleidžiat rūkyklą. Taip pat yra 3 mygtukai, kuriais valdote tam tikrus komponentus. Tai nuo viršaus pats pirmas pajungia dūmų generatoriaus varikliuką, per vidurį mygtukas įjungia teno valdymą, reiškia tenas įsijungia, kiek nustatysit temperatūros, tiek jisai ir sukels norimą tą temperatūros lygį. Paskui apatinis mygtukas reguliuoja ventiliatoriaus veikimą, jį galite ir nepriklausomai įjunginėti, jeigu norite produktą džiovinti, vytinti. Dūmų generatoriaus veikimas elementarus ir paprastas, tiesiog pripilat drožlių, uždegat ir mėgaujatės dūmų. Į generatorių telpa 3 litrai drožlių. 3 litrai drožlių degs apie 7 valandas. Drožlės uždegama per skylutes esančias korpuse. Šiek tiek palaikome, kad įsidegtų drožlės. Valdiklis esantis viršuje. Jo ratuko pagalba reguliuojate dūmų srautą. Užkūrus generatorių svarbu padidinti vėjelio intensyvumą. Ir kai užsidega pakankamai, tada galime primažinti vėjelį. Atidarome kamino sklendę. Jau dabar dūmai eina po korpus. Ir mėgaujatės dūmų.